Sveiki! Šiandieną parodysime, kaip prisidėti svetainių nuorodų plėtinius. Naudodami svetainių nuorodų plėtinius, po skelbimu galite pateikti nuorodas į konkrečius savo svetainės puslapius. Taip klientai vos vienu paspaudimu galės rasti tai, ko ieško. Verta prisidėti svetainės nuorodų plėtinius, nes jie suteikia daugiau informacijos jūsų klientui, tiesiogiai nukreipia į populiarias ar daug konversijų sulaukiančias svetainės skiltis bei gerina kokybės balą. Šiame pavyzdyje matome svetainių nuorodų plėtinius kaip darbo valandos, sausainiai, specialūs pasiūlymai, sveikas maistas. Dabar keliaukime į Google AdWords platformą pažiūrėti, kaip reikėtų susikurti šiuos svetainių nuorodų plėtinius. Pirmiausia, pasirinkite kampaniją, kurioje norite pridėti šį svetainės nuorodos plėtinį ir tuomet spauskite ant skelbimų plėtiniai. Rodinyje pasirinkite svetainės nuorodų plėtiniai ir spauskite raudoną mygtuką plius plėtinys. Po to spauskite pilką mygtuką plius nauja svetainės nuoroda. Nuorodos teksto laukelyje parašykite plėtinio pavadinimą, pavyzdžiui, kontaktai. Tada nukreipimo puslapyje nukopijuokite tikslų plėtinio URL ir spaudžiame išsaugoti. Norėdami pridėti naują svetainės nuorodą, viską atlikite analogiškai, pradedant mygtuko plus nauja svetainės nuoroda paspaudimu. Svarbu atkreipti dėmesį, kad jūsų pasirinktos svetainės nuorodos atsirastų šiame pilkame fone. Jeigu jų nėra, tiesiog paspauskite ant mygtuko su 2 rodyklėmis. Spaudžiame išsaugoti. Štai ir prisidėjome pirmąjį svetainės nuorodų plėtinį. Visa informacija ir statistika apie šį plėtinį bus rodoma šiame laukelyje. Sėkmės!